Audi Q5, 20 metai, 117 tūkstančių mylių rida. Rugpjūčio 7 bus aukcionas. Numatoma kaina kažkur tai apie 10-11 tūkstančių dolerių. Taip, kapotas, matau, yra nuo akmenukų padaužinėtas. Priekinis bamperis šonas irgi šiek tiek patrintas, bet čia irgi lengvai susitvarko. 2 litrai, 4 varomi ratai. Spalvikė gera. Ratai nenudaužyti stipriai, matau, pakankamai gerai išlaikyti. Kaip ir priekinis, taip ir galinis. Turi va tokį pilką saloniuką, kurį, aišku, reikėtų, matau, pavalyti, cheminio valymo prašosi. Šviesios lubos irgi palei saloną. Toliau pabraižymą ant galinio bamperį irgi, kaip visą laiką standartas, va šiek tiek yra labai nedaug. Kilimėliai žeminiai sukrauti. Priekis galas parktronikai, pabraižymas ant galinio sparno, bamperio šiek tiek. Čia viskas nusipoliruos labai lengvai. Sėdynės gal šiek tiek murzinos, bet jos irgi išsivalys. Šiaip iš dalies automobilis atrodo pakankamai tvarkingas, žinokit. Tikrai nesimato, kad būtų labai stipriai braižytas, nes gerą ir įvertinimą aukciono turi. Tai pabandysim dar užsivesti, pasižiūrėti, kaip čia viskas atrodo viduj. Taip. Labai karšta, tik tai reikia atsidaryti duris. Skydelis prietaisų. Variklis dirbo tvarkingai. Panelė irgi tvarkingai, kaip matot. Šildomos sėdynės. Vairiukas irgi. Dar pakankamai nenutrinta, žinokit, palei kilometražą. Viskas gerai. Atrodo neblogai.